Sveiki mano žmoguliukai, sveiki mano subscriberiai. Aišku, kurie dar neseka, tikiuosi pasieks. Dabar bus kita afera, kai sakoma. Aplankysim apleistas vietas. Pavojingas vietas iš tikrųjų, nes dabar kur vaikščiosiu, tai žiauru bus iš tikrųjų. Nes dėl ko yra baisu? Todėl, kad stogai gali net laikyti, nes šiek kaip skaičiau komentaruose labai pavojinga vaikščiot, nes ir stogas gali griūti ir kiti dalykai. Tai reikia kažkaip atsargiai pasivaikščioti po šitos vietas. Nes čia yra iš tikrųjų nemažai tų namų, nes čia esu Kauno Mariose, Kaune netoli. Vadinasi apleista stovykla Kauno Marios. Ir kaip supratau, skaičiau straipsnį, jei neklystu, 1999 metais sustabdyta. Ta prasme, niekas nevyksta, įsikraustė ir leista. 26 metai, kaip paskaičiavau. Stogas tai matoks, plius minus, tikrai pavojinga vaikščiot. Gal kas situacija va tokia, kas pasižiūrė, kas viduje yra. Čia matau visokių yra, nemažai. Dar ten gilin miškiai yra, kas pasižiūrėt pas. Nu, einam į teritoriją, einam į pirmą, kai sakoma, namuką. Nu, tikrai. Biškai tikrai apleista. Pirmas namuks. Paskui čia irgi pripaišyta visokių, pamarginta. O kas norės atsisėst į sofiuką pasidėti. O žiūriu, ir telikas yra. Normaliai. Normaliai. Biškai baisokai vaikščiot, bet nieko. Bandysim kažkaip. Nu, žiūrėjom, kas toliau gero yra. Aha. Visokių spintų. Atsargiai vaikščiot, neužsigaut, labai daug stiklų. Bet faina, man tokie dalykai žiauriai patinka, tai nori pasivaikščiot. Ir sofų yra. O papa. Manau, situacija tai pavojinga. Čia bet kada gali nugriūt. Nu ir grindys tokios biškai minkštos, kur vaikštų. Bet visai nieko. Dar kažką pasižiūrėt, bet čia žiūrau, kad dirgelės. Ne, gal neleisi, tai būnė. Žiauriai šiukšlynas. Kas čia gero. Oi, blebiški. Vau, čia biškai visoka. Tam biškai būtų tokie namukė vis šilčiau. Čia kai gaunas kažkoks kaip rūsys. Įtariu. Aišku, šitas namuks kaip tai tamsoks. Vau, įdomi. Čia kaip suprantu, kaip koks būtų garažiukas. Kažkas tokio. O kas ten? Žiūriu, labai tamsu. Palapiškai pasišviesiu, kas gero, jei matysis. Kažkas ir matos. Nelabai kas. Kažkoks geltonas namukas, irgi žiūriu paugį. Kas čia gero? Nu, bet biškai, ką čia reiktų? O, kaip linksta šits grindys. Šiauriai pavojinga. Pasižiūrėk, kaip atrodo. Eina namas. Sakau, bet kada gali krist. Kaip čia? Eina šiek tiek. Dama šviesa veikia? Ne, neveikia. Patikai, viskas.
Žiauriai pavojinga. Dar vienas matau geltonas namuks tenais. Einam tam pasižiūrėk, atkreipiu dėmesį, kaip kokios samanos. Aš gal nelabai matosi, parodysiu iš arčiau, gal jau išeis. Kokios samanos ant stogo. Kai sakoma, gamta naikina. Naikina. Gelbė iš tikrųjų baisoka. Stogas tai žiauriai. Gali bet kada kristi. Einams, o spintelės nuovinės. Nu, bandysim kažkaip įeiti į šitą namuką. Žiūriu, dar vienas namuks yra, bet nesimato, apaugė. Bet, nes šiaip kaip pavojinga. Va tai kaip, jis vos laiks. Žiūrėkit, koks kreips. Nu, biškai rizikuoju. Čia bet kada gali griūti. Nu, bandom lipt. Opa. Nu, atlaiko. Atlaiko mane. Čia visokie pišnėliai. Čia kur žiūrėjau. O, my god. Kaip liūna po biškį. Spintelė. Dar viena kažkokia spintelė vaikiška. Bet tik kaip vaikštai, tai atrodo, kad tu įgriūsi, tu neužilgo. Vos grindys laikosi. Einam kitur žiūrėti. Įdomu iš tikrųjų pasivaikščioti tokiais dalykais. Pasižiūrėti, kaip apleista. Aha, šalis namuks. Einam. Ir lovytė yra. O šitas biškai geriau sulaikęs, matau. Kol kas, ne, lystu, atsiprašau. Tai žiauriai krito. Čia gal koks buvo gaisras mažu. Nes čia jau apdegė. O kaip čia? O kaip gražiai, įdomiai. Yra lovytė, kita lovytė. Šiaip gera vieta šitoj, pastebėjau, žiauriai gera vieta, nes ramu, fainai čia būtų iš tikrųjų, kaip mini terasėlė, gali pasidėti drąsiai. Bet apleista vėl. Einam į dar vieną. Opapa. Oh my god. Ops. Rizikuojam. Viskas kaip. Nu, jei griūsi, tai griūsi. Ką padarysi? Toks likimas. Bet stiklų tai tikrai nemažai. Bet čia tikrai nemažai namukų, įdomu keičių namukų. Reiktų pasižiūrėti. Bet jau gamta dar tikrai savo. Griūna pabišti. Nu ką, dar vienas namukus. Kaip visą laiką stogas griūna. Žiniuks. Dar baisiau. O čia tai jau tikrai nepraeisim. Jau čia viskas. Jau čia nelysiu, teks apsisukti. Vienas namukas pasislėpęs, iš tikrųjų čia jų nemažai. Yra, va dar kitas namukas. Tikrai visų neapvaikščiusim, nes tikrai jų čia yra nemažai. Kažkoks žiūrėjau per Google Mapą, tai toks yra didelis namas. Iki ten nueitų. Ten, kaip suprantu, yra pagrindinis namas. Aišku, kokie, žinai, žiemą pavasarį arba rudenį, tai labai gerai matytųsi. Tai namukai. O kai dabar vasara paaugia, tai labai sunkiai matosi.
Aišku, matus, įmanoma prieiti, pasižiūrėti. Bet čia namukų tikrai nemažai. Nemažai. Čia, nežinau, čia kokie 10, 12 ar daugiau jų yra, nes net neskaičiau iš tikrųjų. O čia tai žiauriai griuvęs namas. Čia tai peizdės, nesigėjau. Nedaug liko, tikrai nugriūs tas namuks. Aišku, gal nelabai ir matosi, bet čia jau tikrai kritinė būklė. Dar čia tada nueisim namuką ir paskui eisim tenais, mačiau į tokį didelį namuką. Liktis ten pagadinė, berots. Bandysim kažkaip dasigaut. Kažkoks laiduks. Atsargiai. Labai žiauriai atsargiai. Dar paskui nukries. Žiauriai vadoj kapojo miške. Ne, viskas tas pats irgi griūna. Griūna. Ir griūna. Labai daug stiklų. Vaizdas gražus. Iš kitos pusės. Faina, paisavaikščiu iš tikrųjų po tokius namukus. Einam dabar pažiūrėsim į tą kaip irgi pagrindinę. Jeigu tenais tikrai yra, kai žiūrėjau, ten gal bus įdomiau iš tikrųjų. Kaip atrodo, čia tikrai jau neįmanoma. Daug žvalių yra, jeigu matosi ant tolo, irgi namukas yra. Aišku, bandysiu aš padidinti. Paaugęs namas. Jėzus Marija. Ir kaip jie tokiu šoliu. Nu, be šansų. Be šansų iš tikrųjų. Lyg tai suprantu, šitas yra pagrindinas namas, nes čia žiūriu labai didelis. Ir eisim pasižiūrėti. Oh my god, kaip čia dabar įeiti. Stogas žiūri tikrai jau krenta po biškį. Ir čia. Nu, ar čia tai Vyvį žino, atsiprašant, nesikeikus. Na, jis irgi lipti reikia. Eina šiek, oit. Wow. Daug irgi stiklų kai visą laiką. Wow, įdomu iš tikrųjų. Kažkaip gaunasi kaip tikrai pagrindinis pastatukas. Aišku, nieko nėra. Tuščias. Man už tai patinka. Einam toliau žiūrėk, kas gera. Atrodo. Eisim toliau žiūrėti. Skylė, kas argiai. Oh my god. Tikrai pavojinga vaikščiot. Čia matau plytelės. Va čia tai jo. Čia gal įturiu, gal kažkas degė. Neįsivaizduoju iš tikrųjų. Čia dar kažkoks kambariukas piras. Čia gerą pasižiūrim. Irgi kambariuks. Čia išėjimas į miškelį. Čia irgi įdomu pasižiūrėti. Reiškia, kaip stiklų daug. O čia žiūriu normaliai, nu pagriuvė. Irgi čia nemažai pagriuvė. Ką toliau žiūrėjai biškelį, kas gero? Gražu iš tikrųjų. Šiaip realiai priskirčiau šitą vietą pavojingą. Tikrai pavojinga, nes ši gali bet kada griūt stogas arba kitai dalykai. Bet šiaip tai... Jo, faina.
Ta, čia visokie ir namukų, čia žiauri labai daug tų namukų. Toj pusė mačiau nemažai namukų. Tai tikrai. Nemažai. Wow. Daug šiukšlynų čia. Visas juda, namas eina šiek tiek. Tai pavojinga. Ne, nenoriu čia gal lysti šitą namuką. Ops, atsargiai. Žiauri labai kapoja. Žiauri, nu gal dar pavalandom čia pasivaikščiot. Čia gal kaip tualetai būk mažu. Kaip suprantu. A, na jo, čia kaip tualetai. Kažkas tokio kriauklė tualetai. Buvo seniau. Arba gal dušai kokie. Atvykom didžiausią liktais namą, kaip žiūrėjau dabar Google Map'e. Pasižiūrim, ko čia yra. Kad čia dar pamatysim gerą. Šitas namukas žiūri biškį tvirtesnis, ne kiti. Bet už biškį jis yra ką veikti. Nu jau šitas biškį tvirtas, žiūriu metalinės liktais. Ne metalinės metinis. Ai, čia biškį griūna. Čia atsargiai. O, blemiški. Kaip įdomiai padaryta. Išplanavimas. Čia gal mūsų kaip mokyklos salė, sena. Galim padainuoti. Gal gaila žmonių nėra. Nu jo, man pasimė mikrofoną. Dainuoji. Gal susirinks koks vienas kitas žmogus. Nu čia tvirtu, čia nugriūsi. Įdomiai padaryta. O saulė mano, kur tu dingai, aš padainuosiu jums. Ne, aišku, nemoku dainuoti, nebykit, bet kažką tokio improvizuoju. Faina iš tikrųjų. Ui! Gal kam konservo? O gal šito? Žiūrėjau, šiukšlynas. Šiukšlina žmonės. Negražu, ne šiukšlinkit. O kaip atrodo iš tos pusės? Lygtais beveik ir viską apžiūrėjom. Ten irgi labai daug tokių namukų mažiukų. Ten tikrai viso nevaikščiosim. Pagrindinius pastatus apžiūrėjom. Kas ten gero dar pasižiūrim. Daug irgi nieko gero. Oi, stiklas. Visokie piešiniai. Au, oda skamba. Dar einam į vieną namuką pasižiūrėti. Vyčiausi kokiam kaip džiungliai būčiau. Čia kur sakiau apaugę. Aišku, pavojinga lipt. Bet lipam. Nuo kambrato. Irgi va, spintų visokių. Dar čia ratų. Nu, žodžiu. Skladukas kažkoks. Čia gal koks tušas tualetas. Ai, kaip pavojinga. Jėzus Marija. Opa. Nu, ir paskui kitas namukas. Oi, stagų labai daug. Labai daug namukų tokių, šiauriai daug. Hibrytė viskas, turim atsisveikint. Biškai pabuvau, filmavau šitą vietą. Aišku, su savo draugu, best-friendu. Ir šiaušinukas. Nu, kokios iki. Kam nesunku, paskraibykit. Užduokit laiką, komentarą. Ir geros dienos.